Grįžimas prie šaltinio. Atsipalaidavimo praktika. Sveiki, draugai. Šiandien kviečiu keliauti į savo vidinį pasaulį ir pasinerti į ramybės ir sąmoningumo vandenyną. Tai vieta, kurioje galime rasti saugumą ir atgaivą. Net ir kai išorinis pasaulis atrodo neramus ir nestabilus. Taigi, atsipalaiduokime. Patogiai atsisėskite, užmerkite akis ir švelniai įkvėpkite pro nosį. Skaičiuokite iki 4 ir tada lėtai iškvėpkite pro burną. Dar kartą giliai įkvėpkite per nosį ir lėtai iškvėpkite per burną. Stebėkite savo kūno judesius ir pojūčius, taip pat ir savo mintis, kurios švelniai praeina pro šalį, kai tiesiog esate su savimi. Pajauskite, kaip atsipalaiduoja jūsų rankos ir kojos, pajauskite, kaip apsunksta jūsų akių vokai, atsipalaiduoja visas jūsų veidas. Įsivaizduokite save gyvenimo ir spalvų kupiname vidinėme sode. Giliai įkvėpkite pro nosį, matykite prieš save žydinčias gėles ir besiskleidžiančius žiedlapius ir lėtai iškvėpkite pro burną. Atpalaiduokite bet kokią įtampą ir įsivaizduodami, kad visas jūsų kūnas švelniai plaukia lyg rausvas žiedas vandens paviršiumi. Pasimėgaukite šią ramybės akimirką tiek, kiek jums norisi, ir kai būsite pasiruošę, grįžkite į čia ir dabar. Uždėkite rankas ant širdies ir giliai įkvėpkite. Kartu su įkvėpimu ir iškvėpimu pajuskite savo kūną ir jūs supantį pasaulį. Suvokite, kad jūs esate saugus ir esate čia ir dabar. Ir kai būsite pasiruošę, atmerkite akis. Tai viena iš praktikų, kurios gali padėti jums atgauti jėgas ir atrasti vidinę ramybę. Labai norėčiau išgirsti jūsų patirtį ir įspūdžius. Ir keliaukime kartu į vidinį savo gyvenimo sodą. Tikiuosi, kad šis įrašas jums buvo naudingas ir įkvepiantis.